Baimė dėl ateities baimė, ne, jinai visada yra, nes mūsų gyvenimas nestovi vietoje, ne jisai juda, gamta juda, nepastoviai keičiasi, ekonominė situacija keičiasi, finansinė situacija keičiasi ir gyvenimas tikrai nėra taip, kad jisai tiesiog stovi ir jūs gyvenat amžinai, komfortiškai, laimingai arba amžinai nekomfortiškai, nelaimingai, ne. Tai gyvenimas tikrai juda, yra ta tėkmė, tuo labiau ir šiandien man ten 30 metų plus vieną dieną, rytoj 30 plus antrą dieną, ne? Tai vėlgi viskas juda į priekį ir negali būti, kad visada viskas yra tas pats. Ir šiam besikeičiančiam pasauly dažnai atsiranda tų daug baimių, ne? Ar aš turėsiu pinigų, ar aš turėsiu darbą, ar aš turėsiu vaikų, ar aš turėsiu vyrą, ar aš aplamai gyvensiu rytoj, ne? Ar vyras manęs nepaliks. Ir visada tos baimės, ne? Ir daug nerimo. Jeigu mes gyvenam pastoviai labai ateityje, ne, atsiranda labai daug nerimo. Ir kas tikrai irgi tas nerimas mums tiesiog neleidžia gyventi ir džiaugtis gyvenimu šiandien. Ir ką reiktų daryti tam, kad sumažinta baimė dėl ateities, ne, ir kad jaust kuo mažiau to nerimo. Taip, baimė ir nerimas liks, bet sumažint intensyvumą, ne. Tai pirmas dalykas - formuoti pasitikėjimą savim, ne. Yra daug būdų formuoti pasitikėjimą savim. Tai pavyzdžiui, tai lavint savo įgūdžius, pastoviai kažką naujo mokintis, ne, tam, kad jūs jaustumėt, kad kas be atsitiktų, aš galiu kažką naujo išbandyti ir galiu, pavyzdžiui, net ir visai kitokį darbą dirbti, ne, ir aš tikrai rasiu darbą, net ne pagal savo profesiją, bet kažką vis tiek rasiu ir kad aš rytoj išgyvensiu. Ir tą pasitikėjimą savim, kad aš nebijau, ne, kažką naujo išbandyti, aš nebijau ten net kažką tokį, kaip čia pasakyti, nu pagal ateit, kad žemesnio lygio darbą daryti, ne, bet tiesiog aš pasitikiu savim, kad aš žinau, kad aš tikrai verta ir kad aš galiu kažką pasiekti. Tada išsiaiškinti irgi, ko būtent jūs bijote. Nes dažnai būna tos baimės, kad vat, kai aš išsiaiškinu, vėlgi išanalizuoju, ko būtent aš bijau, tai pavyzdžiui, kokia tikimybė, kad tas atsitiks. Galbūt 0,00001 ten iš 100%, ne? Tai ką man tada bijoti ir nerimauti dėl to, kad kažkas gali atsitikti, labai maža tikimybė, kad tikrai atsitiks. Tai išsiaiškinkit, ko būtent jūs bijote. Tai dar kartą, kad reguliariai bandykite kažką naujo. Bandykite skirtingas, pavyzdžiui, darbo sritys, ne, tiesiog šiandien bandykite kažką naujo pagaminti, rytoj kažką naujo nupiešti, ne, bandykite skirtingas sporto šakas. Tas, kai jūs bandot pastoviai kažko naujo, ne, tai jūs darotės labiau lankstus ir tada tokie lankstus ir elastingi, ne, kaip sako, kad jums lengviau prisitaikyti prie pokyčių. Nes jūs jau vieną pabandėt, kitą pabandėt, ne, ir jūs matot, kad tai nėra baisu. Pavyzdžiui, nėra baisu nueiti mokinti špagatą daryti, ne, nėra baisu eiti štangas kilnot, nėra baisu eiti su pačiūžom slidinėt, čiužinėt, nėra baisu slidinėt su kalnų slydėm, ne, nėra baisu, pavyzdžiui, nežinau, eiti ten nežinau, ar šiais metais tą daro, bet pavyzdžiui, su kirviu malkas kapota, ne, nėra baisu eiti kažką išmokti sodinti, ne, tai jūs bandot ir suprantat, vau, bet tikrai nėra baisu net valymo paslaugom užsiimti, ne, nėra baisu oratorium kažkokį ten mentorium dirbti, nėra baisu su vaikais dirbti darželį arba, pavyzdžiui, ten, nežinau, vaikų namuose, ne, ir jūs taip išbandot ir jūs suprantate, kad tikrai nėra baisių dalykų ar baisių darbų. Tai va, tai bandykite kažką naujo ir platinkite savo akiratį. Tada fokusuokitės į dabartį, o ne į ateitį. Šiandien, ką aš turiu, koks mano tas taškas A, nuo kurio aš atsispiriu, ne? Ir kokį tašką B, pavyzdžiui, aš norėčiau turėti ir tada ką aš šiandien galiu įdėti ir padaryti tam taške A, tam, kad galėčiau pasiekti tą tašką B. Nes iš tikrųjų labai dažnai žmogus
net neplanuoja ir net nežino, kur jis eina. Kai paklausia, o kur tu norėtum, ką tu norėtum daryti po metų, tai jau nesakau apie po 5 metų, ne po metų, arba net, o po pusmečio tu planuoji ten atostogos dar kažką. Ne, neplanuoju, nes nežinau, kaip ten bus, ar kaip dažnai būna, ar aš būsiu gyvas. O ką tu darai tam, kad tu būtum gyvas? Ar tu rūpinėsi savo sveikatą, ar tu rūpinėsi savo savijautą, ne? Tai ką tu darai tam, kad pasiekti tašką B ir kokį tašką B tu norėtum, ne? Tai vis tiek reikia, pasaulis keičiasi, bet kai jūs daro tokius planus, tašką A, tašką B, po to dar taškas C, taškas D, ne, jūs sukuria tokią biškį, stabilizuojate savo kelią gyvenimo ir kaip gyvenimas besikeičia, jūs vis tiek turi tokį labiau stabilų kelią, ne? Ir taip suformuodami savo tikslą B, atsispiriat šiandien iš taško A, ką šiandien galiu padaryti. Kiekvieną dieną, pavyzdžiui, net atsigulus, ne, kaip aš šiandien naudingai savo šeimai praleidau tą dieną, ką aš tikrai naudingo padariau. Arba, pavyzdžiui, kur aš praleidau bergždžiai savo laiką. Ne, kartais tikrai reikia ir patinginiauti, nes kaip aš sakau, tinginystė sukuria naujas galimybės ir naujus planus, naują fantaziją, ne? Tai tikrai verta patinginiauti, bet būtent patinginiauti, o ne, taip, atsiprašant žodį tupai, bet praskrolint valandą, 2, 3, o tai ir dar daugiau, ne, tiesiog bergždžiai žiūrėt tuščius vaizdo įrašus. Tai va, tai fokusuokitės į dabartį ir kaip jūs galite šiandien sukurti, gyventi šiandien tam, kad sukurti rytoj daug geresnį. Tai va, tai planuokite ir kelkite konkrečias užduotis ir tikslus. Tai ką aš ir sakiau apie tašką B, ne, kad jūs sukurkit ir tiesiog šiandien kurkit šiandieną, dabartį, taip, kad pasiekti tą tašką B. Bet jūs tiesiog sukūrėte tenai konkrečią užduotį, tada darot žingsnius, nesuplanuojat, ką būtent aš turiu padaryti. Tam, kad, pavyzdžiui, nežinau, kaip pavyzdys, išmokt vairuot mašiną, aš turiu užsirašyti į vairavimo mokyklą, aš turiu išstudijuoti tą knygutę, nežinau, anksčiau buvo geltonos spalvos kelių eismo taisyklės, kokios dabar, ne, tai aš turiu išstudijuoti išmoktą knygutę, aš turiu praktikuotis per kompiuterį, tą testus daryti, ne, aš turiu eiti į pamokas, aš turiu išmokti pirmąją pagalbą, turiu sveikatos patikrą padaryti, ne, turiu susitart su mokytoju dėl vairavimo ir tada turiu užsirašyti egzaminui, iškart teorijai, tada vairavimui, ne, ir viskas, ir aš tada turiu teisės. Tai va, tai yra tikslus planai, ką aš turiu padaryti tam, kad gauti teisės, ne, ir tada jau pirku mašiną ir vairuoju ir džiaugiuosi vairavimu. Tai čia yra konkretus tikslai ir uždaviniai, ne, ir tada, ką aš turiu daryti šiandien tam, kad rytoj arba ten, po mėnesio 2 gauti tas teisės. Tai lygiai su viskuo, ne. Ką aš turiu padaryti, pavyzdžiui, kada aš galėčiau ištekėti, kada aš sutikčiau vyrą, ne, ką aš turiu daryti, kad gaučiau daugiau pinigų darbe, ne, lygiai tas pats. Turim planus ir tada šiandien, ką aš turiu daryti, ar daugiau knygų skaityti, ar daugiau sportuoti, ne, tam, kad pasiekti tą tašką B, kurį tikslas ir uždavinys. Tai va, planuokite konkrečiai. Tada svarbu rūpinti savim, sveikai maitintis, sportuoti, judėti, ne, psichologinę tą savo tokią būklę turėti gerą, ne, tai tas priklauso nuo mano aplinkinių, nes jeigu aš gyvenu arba bendrauju pastoviai su negatyviais žmonėmis, ne, tai automatiškai mano psichologinė būklė yra tikrai nekokia, ne, nes jeigu aš bendrauju su tokiais, tai galbūt aš irgi esu tokia, arba aš tiesiog man sunku pasakyti, ne, viskas, tu neverk daugiau prie manęs, ne, arba kažką darom tikrai naudingo, linksmo, arba tiesiog net nesimato mane. Tai va, rūpinkitės ne tik savo fizinę būklę, bet ir emocinę, nes nuo emocinės labai daug priklauso būtent mūsų fizinės. Ir kai yra emocinė ir fizinė būklė tikrai gera, tai mums yra lengviau aplamai gyventi ir džiaugtis ir siekti tų tikslų. Ir atraskite veiklą, kuri jums atneša džiaugsmo ir jūs motyvuoja kažką daryti, ne? Nes
gyvenime dažnai mes darom per tą, ką būtina daryti, ne, bet tikrai galima kiekvieną dieną atrasti pusvalanduką, valandą, ne, net 5 minutės, kartais tikrai būna visko, atraskit 5 minutės, ką jūs galit padaryti dėl savęs, dėl savo geros savijautos, ne, ir tiesiog, kad, wow, gyvenimas yra nuostabus, ne, tai tiesiog atsisėdau 5 minutės karštos kavos, nežinau, su saldainiu, su bandelė kažkokia, neatsigėriau, suvalgiau, viskas, wow, tiesiog, vat, žinot, kaip sako, pamaloninau savo sielą, ne, savo tą vydą, savo mažą vaiką. Tada, pavyzdžiui, galbūt jums patinka piešti, ne, tiesiog atsisėdut kažką, nupiešėt, kiek gali, tiek skyrėt, ne? Galbūt tiesiog važiuojat arba namuose, neįjungiat savo kažkokią mėgstamiausią dainą, ne? Nu, kiek jinai būna, 5 minutės iki 5 minučių. Tiesiog paklausit garsiai, pašokot, ne, viskas, wow, aš save, kaip ten, užkūriau, tų malkų daviau savo viduje, ne? Wow, aš padariau tai kaip wow, užsikūriau ir važiuoju toliau, ne? Tiesiog, nes jums tai atneša džiaugsmą. Gali tiesiog pamedituoti. Kartais iš tikrųjų tos meditacijos padeda. Būna skirtingos meditacijos, ne? Tai galit pamedituoti, galit pagaminti kažką, galit, pavyzdžiui, nežinau, padainuoti, ne, su vaiku pažaisti. Nu tikrai, tą, ką jums vat atneša jūsų sielai džiaugsmą. Nes tokie maži dalykai, tai gyvenimas susideda iš tų mažų dalykų. Ir jeigu mes darysim tik tai per tą būtina ir reikia, ne, tai kur tada džiaugsmas? Tai jau vienas mano video buvo, kad pakeičiam reikia į noriu ir kodėl aš noriu, o ne eiti per reikia, ne? Galit paieškoti tarp visų video. Ir pavyzdžiui, kad tarp tų tokių rėmų griežtų tikrai reikia atrasti kažką tokio minkšto, gero, džiaugsmingo, nežinau, tą pačią kriaušę nueit pamuštą, ne, tiesiog iškraunu savo pyktį ir savo, nežinau, ten viską iškraunu į tą kriaušę, ne. Tai atraskite ir darykite tai, kas teikia džiaugsmo. Ir tada tikrai jums sumažės ateities baimė, kai jūs turėsit savo planų kažkokių, uždavinių konkrečių, ne? Ir šiandien jūs eisit mažais žingsniais, bet jūs konkrečiais žingsniais eisit į tą, ką jūs norite, ne? Taip, laikai gali pasikeisti. Gali būti, kad, pavyzdžiui, jūs norėjote tapti, nežinau, dizainerė, ne? Pasikeičia ten ekonominė kažkokia situacija ir dizainerio, pavyzdžiui, visai dabar nereikia, ne? Bet negali būti, kad jų nereikia. Net ir karo laikais reikalingi dizaineriai, ne, kaip aš sakau. Tai tikrai galima tarp chaotiško šiuolaikinio to gyvenimo sukurti tą tokią stabilę savo oazę, tokį takelį, ne, kur jūs galite eiti ir nebijoti ateities. Taip, jūs apie ją galvosit, jūs kažkiek nerimausit, bet tikrai labai minimaliai, ne, bet jūs šiandien žinosit, kad šiandien aš padariau viską maksimaliai tam, kad sukurti rytoj geresnį. Tai jeigu reikia pagalbos, nes irgi buvo pas mane toks video apie gyvenimo balanso ratą, ne, dažnai būna, kad ten nupiešti ir paanalizuoti kiekvieną savo gyvenimo sritį. Jūs vėlgi galite tarp video paieškoti. Ir pavyzdžiui, ir jeigu jūs nesusigaudot arba jūs niekaip negali susidoroti su nerimo, ne, kreipkitės, kontaktai yra apačioje, ne, ir tikrai galėsiu jums padėti kažkur susibalansuoti labiau, ne, ir išanalizavus jūsų gyvenimą, aplamai, ar tas nerimas ir baimė yra normali, ar tikrai yra dėl ko taip nerimauti ir baimintis. Tai nebijokite, analizuokite save ir kreipkitės pagalbos.